Sveiki, pabandysime išsiaiškinti, kaip galima įrašyti savo paskaitas. Yra toks dalykas kaip Hangout, panašus į Skype'ą, sukurtas Google. Ir jis turi savybę tokią on air, kuri leidžia jį transliuoti visam pasauliui per YouTube. Pabandom pažiūrėti, ką Google'as suranda. Štai, iškart siūlo kažkokią pagalbą ir iš jų helpo randam, kur mums reikia nueiti. Taip, Start Unlisted Hangout on Air. Spaudžiam jų nurodėlę. Taip, užsikrovė, siūlo pradėti hangoutą. Labai gerai. Taip, padarom. Kaip nors pavadinam. Demo pamoka. Čia galite rašyti, galite nerašyti. Start now, viskas gerai. Ir public, jeigu mes nenorim, kad šitą pamoką matytų visi, public ištrinam ir įvedam bent vieną kokį nors kontaktą. Nu, sakė, kad galima Artūras. Jau radom ant kažkur tai. Štai. Artūras Kasta. Jeigu viskas gerai, tai jam nusiūs pakvietimą į hangoutą. Kaip pokalbį, bet tas pokalbis bus tik simboliškas. Svarbiau bus, kad mes įrašysim vaizdą į YouTube. Taip, jis čia dabar pakuria tą hangoutą. Atsiras naujas langas kažkur tai. Ne, dar neatsirado. Spaudžiam Start. Čia sukuria tokį paruošiamą įreiškia. Jau YouTube'ui. Nu, čia sukuria eventas iš tikrųjų. Bet užuomina, kad bus vaizdo transliacija. Ir reikia leisti. Duoti mikrofą ir kitką. Dar dalykas, kurio nepasakiau. Tai reikia būti suinstaliavus, čia mane rodo, tai manis galima nerodyti. Taip, invite, Hebra, skip. Reikia būti suinstaliavus papildinį, kuris leidžia visus tokius bairius daryti. Papildinį, galim pažiūrėti. Gal Google.com galbūt tiesiog čia įrasime. Aš jį jau turiu, dėl to mane nebesiūlo. Tai gerai. Einam ten, kur atidarė mums vaizdą. Ir čia mes galim paspaudę žalią klavišą pasirinkti, reiškia, ką mes norim šėrinti. Šiuo atveju mes šėrinam visą ekraną. Galime pasirinkti vieną konkretų langą. Taip. Ir štai būtent tai, ką mes pašėrinsim ir matys mūsų transliacijoje. Dar čia pasirinkimo siūlymas Present to Everyone. Jeigu yra daugiau prisijungusių dalyvių hangouto, tai ten mūsų vaizdas bus pagrindinis. Taip, viskas čia neblogai. Labai gražiai atrodo. Taip, bendrina jūsų. Taip, pasliekam šitą žinutę. Gerai, kad bendrina. Ir dabar labai svarbus dalykas. Kol kas mes pasiruošėm čia tą, vadinkim, pokalbį hangouto, bet jis nėra transliuojamas. Kad jį pradėtų transliuoti, reikia paspausti Start Broadcast. Aš porą kartų užmiršau ir gavosi tuščia pamoka. Vėliau nieko neišliko. Tas net neįrašo YouTube'o. Taip. Valio. Starting. Ir linką čia galite rasti, jį galėsite rasti ir kitur paskui. YouTube'o savo kanale. Ir ką mes darom, tada mes nueinam ir galim pasakoti, ką mes norim. Taip, tai štai toks mūsų papasakojimas apie hangoutus. Vaizduokim, kad mes jį, kur čia yra, taip, papasakojam, parodom tokių įdomių dalykų ir sustabdom, baigiam. Stop. Ir čia galima viską, tiesiog uždarom langą gal ir hangoutas supras, kad jis baigėsi. Vėliau jūs galėsite pamatyti savo YouTube kanaluose kažkur tą įrašytą versiją. Tai galima akcentus išvardinti aprašymę. Pavyzdžiui, pasakyti, kad nurodai laiką, man atrodo, taip galima. 0 valandų, tarkim, 0 minučių, tarkim, 10 sekundžių. Jungiam. Gal. Taip. Turėtų mums leisti šokinėti po tos momentus. Gal gali būti slėp daugiau. Spaudžiam, šokot, turėtų
20 sekundžių ir tęsia ekranas man. Ačiū uždėmesi ir